Štai truputį pafilmuosiu, parodysiu, kokie didžiuliai Virbalio krašto didžiuliais kapinės. Tiesiog milžiniška teritorija. Čia kai pravažiavau autobusu, tai net šokiravo, kad tokios didžiuliais kapinės. Gal dėl to, kad prie pat kelio, tai tu atkreipi dėmesį į jų dydį, o šiaip kaip Marijampolėje irgi didelis ir senos ir naujos, tai tu kai pro jas nepravažiuoji, tai neatkreipi dėmesio. Čia matau naujus, ten toliau gar senos. Ten matau kitoje kelio pusėje įdomus kryžius, kažkas parašyta, kad nepamirščiau paskui nueiti, pafilmuoti. Čia yra va koplytėlė. Čia ne koplytėlė, čia matot šeimos parašyta Grob Rodžinį Rekošov, kažkokių rekašių giminės kapas. Kas tie buvo rekašiai? Gal čia šios vietos kokie didikai? Sakė, ten toliau kaip tik naujos, o čia visur va pamaišyta senos, dar kažkiek va yra išlikę senų, labai malonu, kad kryžių. Čia va senas kapelis. Čia taip gražiai padaryta. Štai va koks senas. Ir išlaikytas, gražu, kad istorinį tokį kapą išlaiko. Nenuverčia kryžių. Čia jau daugumoje, bet matosi dar senų kryželių. Dar matosi. Bet jau visi artimieji padaro kaip nauja, viską nuverčia. Čia va dar senas. Seno stiliaus. Čia va taip pat jau buvęs, kaip sakyt, mūkelį Dievo jau ant kryžiaus nebėra. Ar ji nukritus, ar jau matot senas visas kryželis. Čia va seni kapeliai. Labai panašių, tų metų senovės toks buvo stilius, panašių yra ir Marijampolėje.
Bačinskaitė. Tai gal Salomėjos Nėries vyro, nes lyg tai Salomėja Nėris Bačinskienė ar kažkaip panašiai ta pavardė, kad nesumaišyčiau. Ir matau labai įdomus porą paminklų. Pafilmuosiu ir skubėsiu įstoti. Nu, dar spėsiu. Štai koksai paminklas. Įspūdingas. Žmogui matyt buvo labai koksai galingas žmogus. Veržlus. Neilgai gyvenęs žmogus. Lyg tai 15 tik tai metų numirė. Nu taip, 15 metų. Ir padaryta jau šeimos kapelis. Čia vaizduomu kažkokie tai daktarai, kad su vaistinė kažkas susiję. Čia labai gražiai padaryta. Kapelis labai gražiai apipavidalintas. Labai gražiai. Paukštukai. Šitas labai patiko man. Čia koks irgi senas kapelis. Taip pat dar prasuksiu, matau angelų paminklas. Čia labai originalių daug paminklų. Čia ištisas kapelis, matot, kas čia? Ištisas šeimos koksai kapas. Čia va kaip įspūdingai. Čia gal buvo kokie žymų žmonės. Ir štai tas angelas. Čia visos giminės koksai kapelis. Nu kągi, reikės žygiuoti, kad spėčiau įstoti. Tai va šitas tai įspūdingas jau giminės kapas. Čia irgi dar gražiai labai sutvarkyta, stilingai. Štai dar minutę pafilmuosiu, kad būtų pilnas filmas apie kapines Virbalio. Čia kažkoks ponas Lenkas. Nu ką, keliausiu pro pagrindinius vartus bet čia irgi matote tas erelis įspūdingai atrodo.
Dar čia va įdomiai įskopta iš medžio. Tai va čia ta buvęs šeimos, Lenkų šeimos kapas. Kažkokios įžymios, turtingos, bet lietuviško jokio ir nėra užrašo paaiškinimo istorijos. Tai va grob Rodžinį Rekošov. Galėtų tikrai kažkas įsiaiškinti ir parašyti. O čia dar, kaip minėjau, kitoje kelio pusėje yra toks paminklas Lietuvos 1918-1928 metų nepriklausomybės sukaktuvių paminklas. Pastatė Virbalių katalikų organizacijos. Toksai va štai įdomus paminklas. Nu ką, mėlyjeji, keliausi į stotį, reikia skubėti iki Kybartos. Iki.